Kajafas. Kajafas vienintelis. Biblijoje nėra daugiau Kajafų. Kajafas tai čia yra pavardė, ne vardas. Jo tikrasis vardas yra Jozapas. Joseph. Jozapas lietuvis. Joseph. Tikrasis vardas jo. Kajafas yra pavardė kilusi kilmė yra graikų, bet padaryta iš aramėjų kalbos. Ir skamba taip. Kuajapa iš aramėjų kalbos arba kuapa. Tai va. Kuris gimė ir augo Kajafas, nėra žinoma. Bet žinoma, kad jis gimė turtingoje žydų kunigų šeimoje, augo, mokėsi, buvo politiškai išprusęs, žinojo gerai įstatymą ir aišku, užėmė jis vyriausio kunigo pareigas, buvo pastatytas. Kalbant apie Kajafą, labai svarbu paminėti buvusi prieš jį vyriausią kunigą Aną, nes jų gyvenimai, jų tarnystė buvo susijusi labai artimai. Mes kaip pamatysime, kad iš rašto, kad Anas buvo Kajafo uošvis. Kajafas buvo vedęs dukrą, taip? Teisingai. Tai va. Kajafo tarnystė tęsiasi nuo 18 metų iki 37 po Kristaus. 19 metų tarpas. Tai tarpas nemažas, jau skaitant, pats Anas tarnavo nuo 6 iki 15 metų. Tai 9 metų tarpas. Nors esu radęs kažkur kitur, tai ten ilgesnis tarpas, tai nežinau iš tikrųjų, kur čia tiesa ta. Skaitykim per vidurį, gal taip. Gal ne taip ir svarbu čia bus. Kajafas buvo, jo charakterio bruožai, jis buvo labai gudrus, manipuliatorius buvo, bendradarbiavo su romėnų valdžia. Su žemesnio sluoksnio žmonėmis jis elgėsi grubiai, buvo negailestingas ir tokio charakterio būdo jis buvo. Galbūt tai lėmė, aš skaitau, kada tu turtingas, raštas mini, kad į Kajafo rūmus buvo Jėzus atvestas, tai daro įtaką mūsų charakteriui, mūsų požiūriui į kitus žmonės. Gerai. Tai va. Ką toliau mes galim pasakyti? Jo pareigos, aišku, jis užėmė vyriausiojo kunigo pareigas, tai po jo atsakomybė buvo šventyklos iždas, sargyba, jis valdė Sinedrioną, buvo žemesni kunigai, jis taip pat buvo atsakingas už juos kaip vyriausias kunigas. Ir 19 metų tarnyba romėnai buvo patenkinti juo. Neturėjo jokių priekaištų jam. Ir prieš, tokią detalę noriu paminėti, prieš pastatant jį į vyriausio kunigo pareigas, jis 17 metais buvo išvykęs į Romą. Į Romą, kur tvarkė fiskalinius reikalus, čia kaip rašo. Turime omeny valdžios iždą reikalais buvo nuvykęs dėl infliacijos mažinimo, ekonomikos vystymosi, dėl nedarbo, tokiais klausimais. Ir jau greičiausiai tai buvo manoma, kad jis ir iš to galime spręsti, kad jis buvo pastatytas 18 metais vyriausio kunigo pareigoms. Vyriausio kunigo pareigas jį pastatė Romos gubernatorius Valerijus Gratus.
Dabar Anas baigė savo tarnystę 15 metais, o Kajafas buvo pastatytas 18. Tai mes matome trijų metų tarpą ir tame tarpe buvo pastatyti 3 kunigai aukšto rango, bet jie buvo nuimti greitai. Galima paskirstyti po metus duoti, dėl kokių priežasčių neaišku. Kajafas užėmė 18 metais tą postą. Toliau, kas apie Kajafą. Kajafui padėjo išsilaikyti poste ne tik Anas, kaip buvęs vyriausiųjų kunigų, bet ir Anos sūnus Jonatan, čia kaip čia skaityti. Jonatanas, jis taip pat turėjo ryšius, buvo brother-in-law, tai čia bus svainis, ar kaip čia, švogeris, čia mes, jo, pusbrolis. Vienas žodžiais buvo Kajafui skaitėsi jo, o ta giminė, tai jis tikriausiai buvo paėmęs Kajafo dukrą į žmonas, taip suprantu, ar ne? Jeigu brother-in-law, žmonos brolis, jo, tai va. Buvo ryšys, labai tamprus ryšys buvo, labai netamprus, bet buvo glaudus ryšys tarp Kajafo ir Ano. Ir reikia manyti, kad iš rašto mes žinome, kada Jėzus suėmė, tai nuvedė pas Aną pirmą, nors Anas nebuvo vyriausias kunigas, buvo Kajafas. Bet kol Jėzus buvo suimtas, pas Aną Kajafas turėjo laiko surinkti tarybą, kad apkaltinti Jėzų sukilimu. Taryba įėjo, čia dabar aš radau 71 žmogų, kitoje vietoje rašo 23. Toks didelis skirtumas, tai net nežinau, kur čia tiesa ta. Va. Nesvarbu. Svarbu, kad pati esmė, kad buvo norima Jėzų nužudyti. Ir Kajafui tai darė didelę grėsmę Jėzus. Užimant tokį postą, Kajafas dabar Sinedrione, kaip žinome, buvo 2 partijos, sadukiejų ir fariziejų. Dabar Kajafas priklausė sadukiejų partijai. Sadukiejai nepripažįsta nei angelų, nei dvasių realumo, nepripažįsta prisikėlimo, nei jie neigia amžinojo, kaip čia užsirašiau, amžino gyvenimo doktrinomis. Tai va. Tai kalbos yra, kada Kajafas išgirdo, kad Lozorius buvo prikeltas, tai jam buvo šokas, kaip čia taip dabar. Jis ir jo žodžiai, mes galim paskaityti, Jono 11, 40. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausias kunigas, jiems tarė, jūs nieko neišmanot ir nepagalvojate, juk jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Prašau? Jono, sakiau, 11, 49, atsiprašau. 40 sakiau, ne? Gerai. 9, taip. Ir prieš tai čia mes matome, buvo Lozorius prikeltas. Jis pasakė tai ne iš savęs, 51 eilutė, bet būdamas tų metų vyriausias kunigas, pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad būtų suburta į vienas klaidus Dievo vaikus. Tai va. Tu gali žinoti teisingus žodžius, gali skaityti Bibliją ir žinoti daug ką iš Biblijos, bet tai nedarys įtakos tau. Tai gali nedaryti įtakos, nes tavo motyvai gali būti kiti. Visiškai. Aš žinau Bibliją ir daug cituodavau, pamenu Bibliją, bet kad mano gyvenimas dar būtų, dar reikėjo pasitemti, dar Dievui daug reikėjo padirbėti su manim.
36 metais piloto karjera baigėsi ir 37 Kajafas buvo nuimtas nuo posto. Jį nuėmė Sirijos gubernatorius Liucijus Vitelius. Sirijos gubernatorius Liucijus Vitelius. Švenčiant Paschą, Pesach, žydų šventę perėjimo, būtent tuo metu Kajafas buvo nuimtas iš savo posto. O 44 metais manoma, kad vyriausių kunigų buvo Elioneus toksai. Ir tai buvo Kajafo sūnus, kurį paskyrė karalius Agripa. Tai va tokie faktai apie jį. Ir archeologiniai tyrinėjimai parodo, kad Kajafas gyveno apie 60 metų, nedaug, kaip pagal mus čia lyginant, jau aš jį pralenkiau. Ir kape buvo rastos moters kaulai taip pat, 2 vaikų ir 2 kūdikių kaulai. Tokia informacija turiu. Dabar ką mes galime apie Kajafą pasakyti, ką mus mokina Kajafo gyvenimas, jo elgesys. Jis žinojo tiesą, bet ar jį domino tai? Vargu. Turint aukštą poziciją, kada tavo gyvenime užimi aukštą poziciją, valdai žmonės ir turi turtų, labai reikia saugotis, čia pirmoji pamoka, turi saugotis, ką tu kalbi, kaip tu elgiesi, ar tavo žodžiai atitinka tavo darbus, nes yra labai lengva pasididžiuoti. Čia bendravau su vienu žmogum, jo sako, kai pinigų daugiau, sako, jau kažkaip jautiesi, toks, kitaip jautiesi truputėlį. Ir reikia žiūrėti save labai. Nes kai nėra, tai nėra, kai paprasta viskas, žinote, gyveni nuo algos iki algos, bet kada tikrai tu turi daugiau negu pakankamai, tai yra rizika. Mes norim gal kitą kartą, aš labai norėdavau postą turėti kokį ir pinigų daug. Toks supratimas buvo jau atėjusi krikščionybė jau pas Dievą. Ir Dievas taiso mus, kad mes nepakliūtume kažkur į pagundą. Taip tik atrodo, aš ginčydavausi kitą kartą, negali būti su manim taip. Čia su kažkom kitu, aš tai žinau raštą. Ne, mes žinom raštą visi, bet kai ateina situacija, kaip mes pasielgsime. Ir aš skaitau čia iš to pavyzdžio, Kajafo mes galime pasimokinti. Tai mums kaip perspėjimas. Kajafas niekada neatgailavo. O atgaila tai mums kaip malonė, Dievo dovana atgailauti prieš Dievą. Žiūrėkite, Senajame testamente Kainas ir Abelis. Liktai ten ta situacija buvo, ne? Kainas, palaukite, ten kažkur tai priekė truputėlį. Priminkit gal kas, atsimenat, apie atgailą. Jokūbas ir, prašau, ir Ezavas norėjo atgailauti jo. Ištrinkit, prašau. Norėjo atgailauti ir jis negalėjo atgailauti, nors su ašaromis to norėjo padaryti. Taip tik atrodo, bet kada širdis kieta, užkietini širdį, turtai užgožia tave, supranta, tu esi grubus su kitais žmonėmis, nes tavo padėtis taip. Ir va tie žodžiai, kaip aš matau, čia aukščiau truputėlį. Jono 11, 47. Tada aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė Sinedrioną ir svarstė, ką darysime? Šitas žmogus daro daug ženklų. Jei tai paliksime jį, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir užims mūsų vietą bei tautą. Jam nerūpėjo žmonės, jam nerūpėjo Dievas. Jis tai vaidino, kad tiki Dievą. Aišku, jis kaip vyriausias kunigas atliko savo pareigas šventykloje, nešė aukas tenais.
ir visa kita, ką jis turėjo daryti, bet jam iš tikrųjų nerūpėjo žmonės. Jam rūpėjo Romos ordino padėtis, jisgi bendradarbiavo glaudžiai su jais, jam rūpėjo galbūt šeima, valdžia, turtai jo, kad jis neprarastų, jam rūpėjo jis daugiau, apie mane viskas sukosi. Va. Taigi mes gyvenam šiam pasaulyje, nors esame ir ne iš šio pasaulio. Ir kiekviena situacija mūsų gyvenime, kaip pasakyti, mums yra pavojus suklysti. Esam pažeidžiami darbe, mokykloje ar santykiuose tarpusavyje ir turime labai sekti save, žiūrėti, kad neišsprūstų žodis koks neteisingas. Jeigu aš išpažįstu, kas aš esu, vienas pastorius, atsimenu, pasakojo, nežinau, pasakoju jums šią, atėjo į darbą, statybas, aš krikščionis, sako. Aš išpažįstu krikščioniškas tiesas, ir taip toliau jis ten viską tvarkoja, gerai, būktų, kam nori, galvoja, netikintis ten aplinkui. No. Ir dirbo tenais. Nuėjo pietauti, o jis pamatė ten lentų krūvą. Neblogos lentos, man reikia jų. Pakalt ten kažką tai reikia. Nu ir kai nieks nematė, jis tas lentas iš šoną ir jį pagavo. Tai palauks, tu skai krikščionis, ten laikaisi krikščioniškų tiesų, taip toliau. Ir jam gėda buvo. Tai aš skaitau, gal mums nereiktų skubėti, sakyti, kas aš toks, jeigu dar nesi apsivalęs pilnai, jeigu negali dar įrodyti to savo. Suprantate, tai pamoka tokia, kad mes turėtume savo pavyzdžių pirmiausia, mes turėtume ne tai, ką aš sakau, bet tai, kaip aš elgiuosi. Savo pavyzdžių turėtume rodyti ir tada galėtume, gal greičiausiai mūsų elgesys turėtų liudyti, kas aš esu, kas mes esame, ne? Dabar aš pagalvojau, žinote, kunigas pastatytas, vyriausias kunigas pastatytas tam, kad mokytų žmonės, kad nuneštų tiesą, kalbėtų Dievo žodį. Ir dabar pats vyriausias kunigas kažkur tai nueina į šoną. Daro, kas jam patinka, daro žmonių akise, jis kaip ir teisus, bet už akių jis daro tai, kas jam naudinga. O Senajam testamente aš pamačiau, kad kunigas Ezras, pavyzdžiui, jis mokino žmonės, kaip reikia elgtis. Kunigas Nehemijas taip pat, ir kunigas Finehasas, ir daug tokių pavyzdžių aš mačiau, kad jie darė tai, kas teisinga. Jie nenorėjo įtikti žmonėms, bet kalbėjo tai, ką Dievas nori. Ir tai yra mums kaip pavyzdžiai. Nežiūrint nei nieką, ar tau patogu, nepatogu tenais, ar kokią naudą tu gauni ar negauni, mes pašaukti kalbėti tiesą. Tiesą, tik tiesą. Amen. Malachija 2:7. Kunigo lūpos turėtų teikti žinių ir iš jo burnos bus ieškoma įstatymo, nes jis yra kareivijų viešpaties pasiuntinys. Va, kokius žodžius radau. Malachijo knygoje 2:7. Taigi paklauskime patys savęs. Kada mes turime kažkiek tai turto, tebūnie ten daugiau, mažiau, nesvarbu. Kas mus valdo? Ar turtai mus valdo, ar mes turtus valdome? Tai geras klausimas, užklausi savęs. Jeigu valdo turtą, jeigu kažkur dar, tai mums reikia susimastyti tada. Aš nesakau, kad turtai blogai, daug buvo turtingų ir yra dabar žmonių, mes žinome liudijimų, pastoriai čia pasakojo, kad tikrai ir aukoja ir viską, ir jų širdis laisvas yra. Reiktų ir mums išlaisvinti jas. Va. Nes tikrai tai rimtas dalykas, kad Jėzus nepasakytų, kad aš tavęs nepažįstu.
Žinote. Amen. Psalmės 62:10. Psalmistas kaip tik sako, kad kai didėja turtai, neprieškime savo širdies. Ir tai labai svarbu mūsų gyvenime. Yra toks dalykas. Nori patikrinti žmogaus širdį, sako, duok jam valdžią. Duok jam valdžią arba pinigų duok. Daugiau negu reikia. Pinigus reikia uždirbti, nieks nedalina čia, žinote. Jo. Bet duok valdžią. Duok valdžią. Prisiminiau save vėl, turėjau valdžią keliam mėnesiam, tai labai negerai elgiausi. Jo. Bet ačiū Dievui, kad Dievas mokina ir mane, ir aš skaitau, ir kiekvieną iš mūsų mokina būti nuolankiais, nusižeminti po jo valdžią. Ar mes statome tada savo karalystę, ar jo? Tai vat, nežinau, ką daugiau pasakyti. Iš Kajafo gyvenimo, reikia saugotis Kajafu mum. Bet aišku, nekalbėti, nebijoti kalbėti tiesą į akis, su meile. Nes Kajafo pavyzdys, seno pavyzdys, mums tai rodo, kad jų galas, koks galas mes žinome. Su Dievu nepajuokausigi. Dievas iš kiekvieno mūsų pareikalaus. Amen.